Na, pralaimėjot pirmasis finalo rungtynes, kokias priežastis pats įvardintum? Na, nežinau, iš tikrųjų prastai pradėjom pirmą pusę. Gal šiek tiek išmušė iš vėžių jų agresyvi gynyba. Pradėjom trauktis atgal, daugiau rėmėmės tolimais metimais, kai atvirkščiai turėjom agresyvinti puolimą prieš agresyvę gynybą. Taip išprovokuoti daugiau pražangų ir nežinau, gal būtų kažkiek tai buvo lengviau, o vis tiek pirmą pusę prastai sužaidus prieš tokią komandą kaip Tauragė, vis tiek eilę metų žaidžia, kartu patyrė daug žaidėjai, po to jau sunku grįžti. Atžaisti tą visą praloštą skirtumą, kurį. Na, o tai, kad Evaldo Dainio nebuvo šiandieną jis traumuotas, turėjo įtakos labai didelės šitam rezultatui? Na taip, žinoma, jisai patyręs mūsų žaidėjas, atako organizatorius. Kiekvienas žaidėjas finaliai yra svarbus. Vis tiek rotacija yra svarbus dalykas, kiekvienam duoda pailsėti. Kiekvienas, matot, žaidėjas turi savų pliusų, savo minusų, tai jų mums finale visų reikia. Na, iš tikrųjų girdėjau, kaip treneris barė, tai už ką barė? Na, nežinau, už daug ką barė, už gynybą, už puolimą. Nu, matot, kai žaidimas nesiseka, tai visi kalti. Nu, nieko taip nepadarysi. Nu, tiesiog krepšinis sportas, toks žaidimas. Galvojat, atsitiesit Kaune? Aš manau, kad taip, nėra kur trauktis. Namuose turim laimėti būtinai. O kad laimėti finalą vis tiek čia kažkada reikės laimėti. Ačiū labai už pokalbį. Dėkui.